Lenino produkcija pristato dokumentinį filmą vienos grupės istorija. Metai, gegužės mėnuo, pati jo pradžia. Tai laikas, kai sukūrė viena iš įdomiausių Antakalnio grupių. Aišku, Andrius Mamontovas padarė gal ir geriau, bet čia kita istorija. Šis vizualinis muzikinis susivienijimas skūrė tuo laiku, kai viskas buvo kitaip. Lietuva laisva, Niujorko bokštai sugriuvę, Estonija paskendus. Petrikas dar buvo Amerikoje, visi gyveno viltimi įsivesti eurą. Taigi, gražus gegužės rytas, o 3 ilgaplaukiai jaunuoliai susibūrė į netradicinį susivienijimą. Susivienijimą, kuris buvo pranašiškas. Bendraminčiai, kuriuos ėjo kitoks požiūris į gyvenimą, kita nuomonė, kita šukuosin, padarė tai, ko nebuvo ilgą laiką. Sukūrė grupę, kuri negrojo. Ji dainavo vaizdu. Tai buvo grupė, kuriai nerūpėjo mada. Tai buvo grupė, kuri nežengė pirmyn. Tai buvo grupė, kurios nariai buvo draugai. Jūs, mėly žiūrovai, paklausite, kuo ši grupė gali būti svarbi jums, juo labiau, kad ji gyvavo tik 3 valandas. Atsakymas – niekuo. Tiesiog tai viena trumpa istorija, kuri neapvertė jūsų gyvenimo aukštyn kojomis, nesukėlė katastrofos, nelaimėjo auksinio albumo titulio, nedavė pradžios jokiam naujam muzikos stiliui, tačiau tai nėra dingstis apie ją nesukurti dokumentinio filmo. Taigi, pradėkime dar kartą nuo pradžių. Tas jau žinomas gegužės dienos rytas, kai 3 draugai surinko, kad padarytų kažką įsimintino. Idėja gimė, nauja grupė taip pat. Pirma daina. Reikėjo sceninės aplinkos naujam muzikiniam klipui. Pasirinkimas mažas. Jaunuoliams tai nė motais. Vieta rasta. Taigi, pirma daina lengvų stiliumi. Antrame plane lietuvio vežimas, ištikimas geltonas draugas. Susirinkę trumpam aptarimui, vyrukai nusprendžia. Reikia keisti kryptį. Visiems norėjosi sunkiau ir tamsiau. Pasirinkta nauja daina ir nauja vieta. Kryžius. Tuo viskas ir pasakyta. Pagalastos ir metalinis skambesį skleidžiančios gitaros. Energija ir mistinis galvos purtimas. Dainos, kurios įėjo į istoriją. Ši grupė dar gyva, pilna idėjų ir pasiklydusi painioje ieškojimų giraitėje. Tačiau ji dar grįž, kad sukurtų kažką geriau ir smarkiau. O kol kas gyvenimas eina, plaukia po šalį. Petrikas grįžo, euras neįvestas, tačiau visi kažko laukia. Kaip sako liaudės išmintis, ateis laikas, bus ir vaikas.